nuo 100 eurų, tai yra 3 procentai. Tai jūs vien už tą pirkimą ETF jau sumokėsit 3 procentus ir plus dar nėra lengvatos. Mes paleidome rinką 2 milijardus eurų ir dabar sakom, žmonės, eikit jūs susiraskit, kur investuoti. Antra pensijų pakopa, kuri tikrai yra pigiausias produktas, jinai turi tokią blogą reputaciją. Tuo tarpu investicinis gyvybės draudimas, kur kartais man tikrai atrodo panašiau į skemą, turi gerą reputaciją. Kai kuriuose įmonėse vienas konsultantas už vienos sutarties sudarimą gauna 700 eurų. Sveiki, šiandien sveikinuosi iš 15 minučių studijos su jumis ir turiu 2 nuostabius pašnekovus. Su manim yra Jekaterina Govina, mano draugė ir taip pat finansų ekspertė Invest platformos įkūrėja. Sveiki. Ir Jonas Iržikevičius, GoIndex bendrai įkūrėjas, valdybos pirmininkas ir bendrovės vadovas. Sveiki. Labai malonu, šiandien mes kalbėsim apie išsimtas pensijas, nes kalbam jau po reformos. Tai šiandien dienai žinom, kad 4 milijardais eurų sumažėjo pensijų fondų turtas Lietuvoje. Per pirmą galimybę jau apie 40% žmonių atsiėmė pinigus iš fondų ir tik tai maža dalis jų pinigus reinvestuoja. Spaudoje irgi ir žiniasklaidoje, ar ne, matom, kad visi perka telefonus, buitinę techniką, naudotus automobilius, prekybininkai sako, kad vyksta Black Friday ir kalėdų antplūdis. Tai aš galvoju, gal pakalbėkim, kaip manot, kad bus Lietuvoje. Žinom estų skaičius, ar ne, kad 30% įsipareigojimus grąžino, 30% einamajam vartojimui, 30% tiesiog paliko sąskaitose ir tik 10% investavo. Ar manot, kad Lietuvoje bus taip pat ir koks manot geriausias ir blogiausias scenarijus yra dabar su išimtais pinigais? Tai aš dar papildant, Ieva, žinai, kur pinigai nuėjo, tai girdėjau, kad ir kazino nebuvo įmanoma patekti penktadienį, šeštadienį, iš tikrųjų, nes buvo viskas kaip ir rezervuota. Tenais tai darys pinigų nuėjo ir ant tokio, pabandymo galbūt, ne, tai padvigubinti, patrigubinti pinigus, bet, žinom, kuo baigėsi lošimai kaip taisyklė. Tai taip, tas estų pavyzdys, matyt, kažko panašaus reikia laukti ir Lietuvoje. Aišku, kai mes kalbam, kad estai grąžino savo finansinius įsipareigojimus, kai taip išsireiškiam, atrodo, kad, super, labai gerai, bet, toks realistiškesnis scenarius ir Lietuvoje, ką matom, tai ne tai, kad žmonės savanoriškai grąžino įsipareigojimus, o tiesiog antstoliai, kurie buvo uždėję jau areštą sąskaitę, ne, ten pinigams, tai tiesiog pinigai įkrito į sąskaitę ir tie pinigai buvo nurašyti. Ne, tai toks, gaila, iš tikrųjų, ne, tai geriau tas žmogus liktų su tais pinigais, pensijai kažkaip išsikapanotų iš tų skolų savo, bet ir, pensijai turėtų kažkiek. Tokių skaičių, matyt, mums reikia konkretesnių palaukti dar, ne, tai nepraėjo dar net pilnas mėnuo. Tai pamatysim pirmiausiai iš Lietuvos banko statistikos, tai kiek padidėjo žmonių santaupos sąskaitose, ne, tai aš manau, kad ten pamatysim labai ryškų pokytį. Antras dalykas, aišku, tai tie įsipareigojimų padingimai, kažkiek pareis duomenų, ir prekybininkai jau tokius, mažiau galbūt emocijų, ne, ten 2-3 kartus ten padidėjo pardavimai, bet kiek iš tikrųjų ta apyvarta išaugo, tai irgi pamatysim po kurio laiko, kad labai daug čia ir mūsų valdžia džiaugiasi, kad galbūt žmonės čia daug investuos iš tikrųjų savarankiškai, tai aš taip, tikiuosi, kad tai bus ir tų žmonių bus reikšmingas kiekis, bet nemanau, kad tikrai pamatysime pusė žmonių, tos pinigus tiesiog paėmė ir reinvestavo. Tai gal pradėsim pačią temą, aišku, mes kaip GoIndexe buvom pirmose fronto linijose, pirmom dienom, kai žmonės tiek pildė paraiškas, tiek po to gavo pirmosius pinigus, tai tikrai buvo šventė žmonėms ir aš iš dalies džiaugiuosi, kad jie tą šventę patyrė ir tie, kurie norėjo greičiau ją patyrė, kaip sakyti, čia ir dabar. Tai galbūt toks ir tikslas to investavimo ir taupimo yra, tu kaupi kažkurį tai laikotarpį, kaupi nuosekliai ten savo norų, ne savo norų, kaip čia mes jau galim diskutuoti, bet iš tikrųjų sukaupė tam tikrą pinigų sumą, kurią atėjus laikui tu gali pasiimti. Šios reformos kontekste valdžia leido anksčiau pasidžiaugti, reiškia, kaupiamais pinigais ir tai iš dalies aš nedramatizuoju, kaip čia kažkas tai tragiško įvyko, nes žiūrint į sumas, kurias vidutinės atsiėmė, taip nebuvo didelės jos iš esmės. Vieni atsiėmė mažesnės, kiti atsiėmė didesnės. Mūsų bendroji mažiausias atsimta suma buvo 48 eurai, iš kurių, reiškia, pusė nukeliavo antstoliams. Tai irgi gal žmogus taip buvo suvastęs, kad tai reikia padaryti ir tai yra jo teisė
spręsti ir pasirinkti. Na, tie, kurie išsiėmė didesnės sumas, vėlgi turėjo savo filosofiją, ką su jam daryti. Ir aš čia galbūt pantrinčiau Jekaterinai, kuri sako, kad ir Estijos to pačiu pavyzdžiu, kad žmonės staiga supuolė investuoti ir, reiškiasi, instrumentus, kurie turėtų uždirbti didesnės gražas negu pensijų fondai, tai, abejoju, ar taip įvyko ir įvyks, reiškiasi, būtent su šita pirmąja banga, nes daugelis sprendė galbūt kitas problemas, ne? Tai jeigu taip įvardinti, vieni norėjo tiesiog, kaip sakyti, turėti pinigus prie savęs ir aš manau, kad vienas iš tokių esminių momentų, reiškiasi, to viso arba investavimo, arba pasitikėjimo tuo, ką tu darai, kad tu gali kontroliuoti tą situaciją, reiškiasi, tiek kaupimo, tiek atsiėmimo, tiek įmokų fazėje. Tai yra labai svarbu ir žmonės, kuriems tie pinigai atrodė kažkaip per toli nepasiekiami, galbūt neturėjo kitų santaupų šalia, kurias, reikalui esant galėtų, kaip ten sako, jomis pasinaudoti ir išspręsti tas einamasias problemas, tai jie nusprendė jas turėti čia ir dabar. Kita kategorija žmonių buvo tiesiog, kurie sakė, aš geriau galiu. Tai čia mes galėsim galbūt apie tai, reiškiasi, ir pakalbėti, ir ar tikrai gali geriau negu tai daro, reiškiasi, profesionalas. Ir aš manau, kad tai labai irgi žmogiška. Aš kartais nuėjęs į restoraną, pavalgęs kažkokį tai patiekalą, užsisakęs, sakau, galiu geriau. Tai, bet ne visi tikriausiai tą irgi gali padaryti. Tai tų situacijų yra įvairių ir aš manau, tikrai nedramatizuoju. Faktas yra tai, kad žmonės turi džiaugti savo santaupomis ir jos turi džiugintis. Prasme, tai neturi būti kažkokia tai vergovė, kurią tu papuolė ir staiga negali nieko daryti ir neturi to nesaugumo jausmo. Tai manau, kad viskas bus gerai ir tą mes matom bent jau iš dabartinių, sakykime, tų trendų. Čia buvo paskelbta balandžio mėnesį 12 000 vėl sugrįžo atgal į kaupimą, tai puikiai žinia. O dar prie šitos minties noriu, Jonai, paklausti, Estijoje irgi matom tendenciją, kad žmonės, tai 21 metais buvo reforma, ar ne, tai po kiek laiko žmonės išsiėmė pinigus, vis tik tai grįžta į tą antrą pakopą. Kodėl manot taip vyksta ir ar yra šansų, kad ir Lietuvoje bus taip pat žmonės nusinulino, bet ir vėl kaupia? Estijoje vyko tas pas irgi, kaip ir Lietuvoje žmonės norėjo pinigų čia ir dabar ir išspręsti tam tikras problemas, bet praėjus gyvenimui tu supranti, kad vėl norint turėti pinigų, reikia vėl pradėti taupyti, investuoti, prasme, nes kitu atveju nebus taip, kad aš nuėjau į sodrą ir sakau, atiduokit man dalį dabar lėšų, reiškia, iš mano būsimos pensijos. Tas sakys, palauk iki 65 metų, tada galėsim pakalbėti. Tai Estijoje atsitiko tas pats, kad žmonės išleido ir jie tada suprato, kad vis dėlto norint vėl turėti, reikia kaupti. Iš kitos pusės politikai taip pat suprato, kad šventė baigėsi, surinko mokesčius, papildėm rezervus, reiškiasi, o kas toliau? Tai demografinė situacija, reiškiasi, ir mūsų tos gimstamumo problemos, kurias čia plačiai dabar kalbama, ką darys su tuo, jinai nepagerės. Vadinasi, viena sistema turi papildyti kitą sistemą. Aš dar manau, kad žmonės, iš tikrųjų, kaip mes galvotume apie juos, jie moka skaičiuoti. Ir iš tikrųjų, tai mes galime emocijom kalbėti, patinka, nepatinka, kažkokiais mitais apipinti tą kaupimą pensijų pakopose, bet tai yra pigiausias būdas žmonėm tiesiog periodiškai investuojant pinigus, pigiausias būdas sukaupti kapitalą. Dėl ko? Dėl to, kad valstybė įvairiom priemonėm skatina, tiek mokesčių lengvata yra prieaugiui, ką tai reiškia, jeigu aš per visą gyvenimą ten 10 000, tarkim, vis pervedinėjau po 100 eurų per mėnesį, 10 000 investavau, per visą laikotarpį uždirbau 20 000, aš 20 000 išsiemu, nemoku jokio GPM-o, jeigu aš investuoju savarankiškai, tuomet jau įsijungia 15% GPM-as, arba jau progresinės tarifas, priklausomai nuo to, kokį mes režimą pasirinkam. Vienas dalykas. Antras dalykas, valstybė prisideda. Jeigu kaupiam antroji pakopai, valstybė dar skatina savo prisidėjimų. Aišku, kas yra valstybė, tai yra visa visuomenė. Skatina, sako, žmogau, tu tik kaup
kaupka, ne, mes su tavim ir dar duodam tau tą procentėlį irgi, ne, iš tų tavo daromų įmokų. Tai tiesiog tai yra pigiausias būdas ir žmonės, kurie visgi yra nusiteikę, jie supranta, kad jiems reikia kaupti pensijai, tai jie paskaičiuoja, pasižiūriu, kad tikrai antra, trečia pakopa tai yra tokie patogiausi ir finansiškai optimaliausi būdai investuoti. Tai jūsų prognozė, kad į antrą pakopą grįžtančių bus tikrai nemažai? Nežinau, ar bus labai daug ar mažai, čia gyvenimas parodys, tai yra vis tiek yra bazinis produktas, ant kurio statom, kaip ir Jekaterina papasakojo, tai yra iš tikrųjų ir valstybės remiamas kaupimo instrumentas, tai yra pigiausias kaupimo instrumentas su mažiausia galvosupio, kaip tą pradėti, kaip tą daryti, ir aš manau, kad žmonės grįž ten, kur bus pasitikėjimas, ta sistema, sakykime, to kaupimu. Žmonės neis ten, kur nėra pasitikėjimo, kur nėra tęstinumo, kur nėra aiškumo, kas bus ateityje. Na, kaip ir dabar mes kalbame apie tą, reiškia, išlaisvinom, sakykime, žmonės nuo privalomo kaupimo, nebėra privalomo įtraukimo, yra galimybė rinktis, kaupti, nekaupti, yra, reiškia, to lankstumo pačiose, tiek įtraukimo, tiek kaupimo fazėse, yra numatyti gyvenimo atvejai, kada atsitikus jiems gali išsimti tas lėšas, ko reiktų pabaigti, kad ta iš tikrųjų sistema patikėtų žmonės, kad tai nebūtų tokio ir privalomo, reiškia, tada grįžimo atgal kaip ir sodra anuitetų pavidalu. Ir mes kaip ekspertai visą tą suprantame, kad tai yra kaupimas pensijų ir kad tai nėra tikslas sukaupti didelę sumą konkrečiais metais, sakykime, 65 metai suėjo, aš dabar turiu, tarkim, kelius šimtus tūkstančių eurų ir ką su jais daryti, ne? Tai galima rasti ir kitų lankstesnių būdų, reiškia, išmokas periodinės iš tų pačių pensijų fondų per ilgą laikotarpį, kad tie pinigai toliau būtų investuoti, jie toliau dirbtų, bet jie nebūtų dalis tos finansinės atramos žmonėms, kada labiausiai jos reikės, ne? Nes kada mes esam jauni, mums atrodo 20, 30 ar 40 metų į priekį, mes nematom, tiek neprognozuojam. Ir čia yra visiškai žmogiška. Žmogus renkasi tai, ką jisai gali numatyti artimiausių laikotarpių. Tai kalbant apie tą grįžimą į antrą pakopą, tai manau, čia svarbiausias dabar yra uždavinys, reiškia, tie, kurie sprendžia, sakykime, kaip politikai, sukurti vėl tą patrauklę sistemą, kad žmonės iš tikrųjų masiškai grįžtų. Nes tie, kurie moka skaičiuoti, tie pirmieji, 12 000, jie jau grįžo. Bet mes taip pat lygiai matom, kad žmonės, jeigu būtų racionaliai priiminėję sprendimus, jie nebūtų net išėję iš tos antros pakopos. O Jonai, gal dar gali patikslinti, 12 000 čia grįžo į antrą pakopą, ar tik tai pasgau indeksą į antrą pakopą? Į antrą pakopą, reiškia, visoje rinkoje. Tai čia nėra, jeigu 500 000 išėjo, 12 000 grįžo, tai yra nedidelis skaičius, bet tai yra ankstyvosios krečias. Sako, parskrydo, ne? Tai tie racionalieji, kurie suprato galimybę, ačiū už galimybę pasiimti pinigus dabar, bet aš taip pat suprantu, kad tas kaupimas irgi apsimoka toliau tęsti jį. Tai Aš dar, žinai, yra toks psichologinis momentas šiek tiek žmonėm, ypatingai, nežinau, tokie vyresnės kartos žmonės, kurie, tarkim, kortelės, ten elektroninio bankininkystė, ne, ir iš savo tėvo pavyzdžio, žinau, ten jis gaudavo atlyginimą, jis eidavo, važiuodavo, kišdavo kortelę į bankomatą ir pasiimdavo, ne, grinais, nes tu supranti, kad dabar čia pinigai, ten kažkieno kitko, ne pinigai, o čia mano pinigai, ne. Tai žmonėm irgi, aš manau, suveikia toks, dabar jie išsiėmė, ne, tikrai galiu pasiimti, ne, yra pinigai, o po to, gerai, galiu investuoti, ne, nes suprantu, kad, veikia, ne, ten yra kažkas, neskaičiukai tiesiog ekrane, ne, o kažkas tikro. Tai gali būti ir... Čia yra tikrai labai geras pavyzdys ir aš atsimenu iš savo praeito gyvenimo, reiškia, kai ne vieną finansų krizę teko dar bankė dirbant pamatyti, tai būdavo taip, reiškia, depozitus žmonės ateina, gal vieną krizę žmonės ateina atsimti pinigus, nes, bus blogai kažkaip. Tai buvo du tokie trikai, kuriuos, reiškia, darydavom. Tai dar tais laikais daug grinų būdavo pinigų. Tai už kasos išstatydavom tokius daug pinigų grinų, kad matytųsi žmonės. Tai žmonės ateina, pasižiūri, sako, tai čia yra pas jūs pinigų, ne, yra jo. Ai, tai tada nereikia man jų, reiškia, kiti. O kitas tas ratas, kur, reiškia, šitą
tokias vyresnio amžiaus istorijas, kai gaudavo atlyginimą išsiema iš bankomato ir neša į banką įdėti. Taip, atgal. Atgal, nes sako, šitam bankomatė nelaikysiu savo atlyginimą, iš jo gali pavogti. Tai, bet viską mes tą praėjom, aš manau, kad antra pakopa irgi kažkiek yra to įrodymas, nes žmonės netikėjo, kad juos gali atsimti, kad tai yra kažkaip tai galima juos nusavinti, tuos pinigus, ar ten tai ne jų pinigai. Bet manau, tas suvokimas tikrai atėjo, kad tai yra mano pinigai, kad tai yra mano kaupti pinigai ir aš dabar priėmiau sprendimą, ką su jais daryti. Lygiai taip pat reikės priimti sprendimą, ką toliau daryti. Kalbant apie mitus, Jekaterina, tu kaip finansų ekspertė, su kokiais mitais matai, kad žmonės dažniausiai ateina arba ką girdi, kokius įsitikinimus girdi, kuriuos labiausiai reiktų paneigti? Čia paskutinis, kažkaip pasižiūrėjau vieną Žemaitaičio video, netyčia, kažkai tema buvo man aktualia, gal kažką apie Lietuvos banką gal kalbėjo, žodžiu. Ir jis kalba tokį, irgi studijai, toks nufilmuotas, jo ten sėdi, ten šneka, toks sumontuotas video, pasiruošimas, nėra taip, kad politikas tiesiog jo paklausė ir jis ten kažkaip nepagalvojęs galbūt pasakė. Bet jis sėdi ir sako, pinigai nepaveldimi. Aš galvoju, ir aš paklausiau, ir aš galvoju, gal iš tikrųjų, aš galvoju, žinau, kad paveldimi lyg ir, bet jau, ten googlintis, ar tikrai paveldimi. Tai va, antra pakopa, paveldimo. Nebent jau mes išperkam tą anuitetą, ten vienos rūšės, kur pasirinkam, kad būtų nepaveldimas, bet šiaip, jeigu aš kaupiu, ten atsitinka nelaimė, mirštu, tai mano pinigai sukaupti antroje pakopą, tai juos mano dukra galės paveldėti. Vienas dalykas. Antras dalykas, čia irgi kažką Facebook'e kažką rašiau, ir ateina tas pats žmogus, ateina jisai per skirtingus mano įrašus ir vis sako, ką ten antra pakopa, jie ten ima 3% nurašo, o 3% gražos, tai čia apskritai ant nulio arba į minusą išeinu. Ir aš jam, einu Lietuvos banko puslapį, sakau, žiūrėk, tai yra nuo 0,5% iki 1%. Visi mokesčiai antros pensijų pakopos fondų valdytojo taikomi tavo pinigams. 1%, ten 1,2 maksimalus, nežinau, gal indeks kiek. Mūsų 0,56. Tai va tiek tu. Taip, tai tikrai, tas antras mitas, trečias mitas, ne mitas galbūt, ir aš visiškai pritariu, aš irgi savarankiškai investuoju nemažai, kai sako, tai geriau čia savarankiškai, aš jo galiu pavaryti, ten mano ir grąža geresnė, ir pigiau yra į ETF-us investuoti. Aš sakau, gerai, bet jeigu jūs norite investuoti kas mėnesį, po 100-150 eurų, savarankiškai, per kokią nors, Interactive Brokers, viena iš populiariausių platformų dabar Lietuvoje, tai už vieną transakciją iš jūsų pasiims brokeris 3%. 3 eurus, atsiprašau. 3 eurai, kiek, tai nuo 100 eurų, tai yra 3%. Tai jūs vien už tą pirkimą ETF jau sumokėsit 3%, jau nekalbant apie tai, kad dar už tą valdymą visiems to ETF irgi pasiema fondo valdytojas. Tai irgi, ir plus dar nėra lengvatos mokesčio, ką tai reiškia, kad visas pelnas dar plus apsimokestins. Tai taip, tokie mitai, kur žmogui atrodo, kad aš galiu geriau, galiu pigiau ir protingiau, tai jie tokie šiek tiek gerai, galbūt tinkami tiems, kas yra profai, kas profai, kas žino, kaip pirkti, investuoja didelėm sumom, bet tokiam vidutiniam žmogui, apie kurį mes kalbam, apie kurio mes rūpinamės iš principo, valstybei, tai mes visgi, yra instrumentai, kurie tikrai yra daug pigesni. Taip, aš gal dar pantritamas tą mintį, nes ką mes kalbam ir dabar labai girdėjom daug tokios, kad žmonės patys gali pasirinkti, kur investuoti, ką daryti su tais pinigais, nuspręsti, štai jums palėtė pasirinkimų. Matom, socialiniuose tinkluose pilna atsirado tų Katino bazilijono, personažų, kurie siūlo labai greitas grąžas arba ten kažkokius tai instrumentus. Mes geriau dirbam, negu ten pensijų fondai dirba. Mes geriau investuosime jūsų pinigus, investuok čia, investuok ten. Tai žmogus yra tiesiog atakuojamas labai daug triukšmo, labai daug, įvairių pasiūlymų ir kas įvyks, ir čia aš nežinau, ar čia yra geras ar blogas dalykas, aš iš dalies kartais pagaunu save mąstant, gal ir tai yra investicija į tą finansinį raštingumą, į finansinį tokią švietėjišką veiklą, kad žmogus iš tikrųjų su savo pinigais, dabar jau aš priėmu sprendimą ir
Mes žinom, aš pats esu ne kartą, kai pradėjau investuoti ir pradėjau domėtis tame, tikrai ne visos investicijos yra pelningos ir tu tą sąmoningai suvoki, kad bus ir nuostolio, bus ir kažkokių tai klaidingų sprendimų priėmimų, bet per tai tu išmoksti, ne? Tai dabar ką mes reiškia? Mes paleidome į rinką 2 milijardus eurų, su trupčiu dar daugiau reiškiasi ir dabar sakom, žmonės, eikit jūs susiraskit, kur investuoti. Tai nėra taip. Žmonėms reikia paprastų sprendimų, aiškių, patikimų, kuriuose, reiškia, jie, kaip ir būtų saugus iš tos pusės, kad jie yra apsaugoti nuo didelių mokesčių, nuo didelių, kaip sakant, kažkokių tai nepagristų komisinių, reiškia, mes tą patį esam daug kartų kalbėję ir dabar pastaruoju metu vėl iškilo į diskusijas investicinio gyvybės draudimo, sakykime, tie pasiūlymai, kur ten 30 ar 40% pirmų 3 metų įmoką turėjo tiesiog atiduoti konsultantui už tai, kad jis su tavim valandą pasikalbėjo, reiškia, ir tave įtikino. Ir čia yra tas psichologinis dalykas, reiškia, kur žmogus, kodėl bėgo, bet mes irgi analizavom, kodėl aš išeinu iš 2 pakopos, nes mane automatiškai ten įtraukė. Nežiūrint to, kad tai yra pigiausias sprendimas, tai yra valstybės paskata, tai yra realus susikaupė realūs pinigai, bet jeigu žmogų, reiškia, prigavo finansų konsultantas, kuris tai įtraukė į patį brangiausią produktą, žmogus tyliai ausis suglaudęs, tai nes čia aš priėmiau sprendimą, ne? Tai mes irgi kaip psichologiškai labai kartais, priėmę savo sprendimus, mes jais labai tikime. Ir dėl to yra kartais sunku irgi atsispirti, tais kritikai, kad aš kartais priėmu ne visiškai racionalų sprendimą, bet priėmu sprendimą tokį, kurį mane ar įtikino priimti tuo metu, ar atrodė tuo metu jisai geriausias. Aš dar norėsiu truputį grįžti prie savarankiško investavimo, bet kad jau palėtėt investicinį gyvybės draudimą, galvoju, kodėl taip yra, kad antra pensijų pakopa, kuri tikrai yra pigiausias produktas, jinai turi tokią blogą reputaciją. Tuo tarpu investicinis gyvybės draudimas, kur kartais man tikrai atrodo panašiau į skemą, turi gerą reputaciją. Kaip taip nutinka? Bet čia, ką Jonas pasakė, ne, tai tas, kai tu priėmė sprendimą, ne, su tavim, tave ten kalbino, atėjo konsultantas, ne, tu priėmė sprendimą, ne, ten, ar žinau, kad kirpėjai net būna, ateina ten valandą laiko leidži su to kirpėjų ir, per tą valandą ten bekarpant plaukus ir tau dar investicinį gyvybės draudimą parduoda, dar apsipirkia ir investuoja papildomai. Tai iš tikrųjų, tokių, jos tikros istorijos, ne, daug tų konsultantų yra ir jie labai motyvuoti, iš tikrųjų, Lietuvos banko paskutinis prezentacija daryta, nes Seime parodė, kad kai kuriuose įmonėse vienas konsultantas už vienos sutarties sudarimą gauna 700 eurų. Ne, tai reikia suvokti, kad mano tas apsikirpimas, aš atėjau, sumokėjau ten 50 eurų ir plus dar 700 už tai, kad investicinį gyvybės draudimo sutartį sudariau, ne? Tai tie žmonės ir pas mane būna ateina, sako, turiu dabar sutartį sudarius, kažkaip mane šiai tikino kaimynas, draugas, kirpėjas, 2 metai ir dabar kažkaip gaila net nutraukti tą sutartį, dėl to, kad aš jau, tas visas įmokas pagrindinės jau sumokėjau, ne? Tai jau dabar jau bus jau pagaliau kaupimas. Aš sakau, bet koks skirtumas? Tu gali nutraukti ir nuo starto, su tais pinigais pradėti savarankiškai kaupti arba, nežinau, ten antrą pakopą galbūt nukreipti, kaip jau ten nori. Ne, tai žmonės, jie priimdami savarankiškai sprendimą, jie jaučia šiek tiek tos gėdos. Ne, jeigu žmogų apgavo sukčius, ne, tai irgi, jie neina ten, mane apgavo, aš čia pervedžiau visas gyvenimo santuokas, jie nesiskelbė, nes jie jaučia, kad kaip aš galėjau, ne, kaip aš, būdama protinga, ne, galėjau pervesti savo visas gyvenimo santuokas. Tai lygiai taip pat su investiciniu gyvybės draudimu gali būti, kad žmonės, jie patikėjo, jie priėmė savarankiškai sprendimą, neįtraukė juos kažkas ten, prieš jų valią, kaip antrą pakopą. Ir tada jie kaip nelinkia eiti ir piktintis. Jie galbūt turi tą tokį vidinį nepasitenkinimą, bet viešai kažkaip neišsilieja. Bet gaila man, kad tokia situacija yra. Ir dar galvoju, žinai, tie investicinio gyvybės draudimo pardavėjai dažniausiai būna su Porsche'ais, atėję, jie net tikrai gerai iš to gyvena, ne vieną tokį, žinau. Ir kažkaip palieka įspūdį žmonėm, kad, tai va, jeigu šitas turtuolis čia man reklamuoja, bet kad tu prisidėjai prie to Porsche. Bet... Girdėjau tokį, pokalbį tarp gyvybės draudimo konsultantų,
reformos kontekste sako, dabar turim 2 metus užsidirbti lėšų namui. Teisingumo dėlė, aišku, mes taip, pagal vieną kurpalio, dabar visus uždėjom, aišku, yra pigesnių, yra ir brangesnių investicinių gyvybės draudimo, tai vat mes čia galbūt kalbam apie tuos brangiausius, bet jų ir daugėja greičiausiai, vat irgi paradoksas, žmonės nesirenka, kuris čia, perku aš tą investicinį gyvybės draudimą, pardavėt, bet jie nepadaro taip analizės, tai vat galbūt aš ir iš tos įmonės man pirkti tą produktą ir iš tos, jie perka tą brangiausią. Dėl to, kad ten taip ateina, pašneka, praleidžia tą valandą, kažkur ten tokiam regione. Na ir tokia realybė. Tiesiog ją reikia ne tik priimti, bet su ją reikia kažką daryti. O dar tada grįžtant prie savarankiško investavimo, tai matom, kad šiaip rodikliai finansinio raštingumo šalies bendrai nėra labai aukšti, nors čia visi kaip ir kalbėjo, kad žmonės galės patys investuoti. Kaip jums atrodo, kaip čia iš tikrųjų bus ir ar savarankiškas investavimas iš tikrųjų visada yra geriausias pasirinkimas? Aš, pavyzdžiui, pati turėdama finansų magistrą, žinau, kad jeigu aš neseku rinkų ir bent pusę metų neskiriu tam iš tikrųjų daug laiko, nieko aš nebežinau ir iš tikrųjų pati negaliu nieko daryti ir grįžtu prie indeksinio periodiško investavimo. Kaip jums atrodo, kokie iš tikrųjų žmogui šansai yra su savarankišku investavimu? Aš manau, kad tikrai šansai labai dideli, jeigu žmogus domėsi, skiria tam laiko, ir seka visiems situaciją. Nes vėlgi, jeigu, pavyzdžiui, jie dabar tau 30 metų, tai tau, pavyzdžiui, tinka, gali investuoti viską į akcijas, tarkim, dėl to, kad tavo tas horizontas laiko iki pensijos, yra 30 plus metų, tai, gali net pergyventi kelias krizės, ten ir akcijos gal pakais ir panašiai, bet ilgojo laikotarpio investavimas ten, tarkim, į akcijas yra gerai. Bet jeigu yra kažkoks vyresnis, jau tavo mama, kuri galbūt planuoja dar padirbėti ten 5 metus, 7 metus ir planuoja jau, tos pinigus jau leisti pensijai, jai jau galbūt ne akcijų, jai jau reikia saugesnio instrumento, obligacijų didesnės dalies, Tai savarankiškai investuojant reikia tos principus išmanyti, ką tai reiškia, kad per visą gyvenimą tada reikia realokacijas daryti, taip vadinamas, tai šitą galbūt iš rizikingesnių sumažinti tas pozicijas, į tokias mažiau rizikingas padidinti. Tai tą išmanant, jeigu žmogus supranta, antras dalykas, jeigu jis sugeba atrinkti pigiausią brokerį, jeigu jis sugeba atrinkti tos pačius ETF-us, kalbam, daugiausiai dabar ETF-ai, jie irgi skirtingi būna. Vieni brangesni, kiti pigesni, tai tu turi žinoti, kaip atrinkti. Na ir trečias momentas dar irgi dabar daug žmonių irgi populiariausias yra gal S&P 500, tai yra į Ameriką viską investuojam. Bet, ne Amerika, tai nebūtinai, Amerika dabar, tas pats bus Amerika po 5 metų. Galbūt reikia galvoti apie kažkokią geografinę diversifikaciją. Ar tu, Ieva, pasiruošusi ir nori sekti situaciją ir kažkaip, galbūt Amerika šiau laikas parduoti, o čia pirkti reikia Europą, galbūt besivystančias rinkas, Tai tas savarankiškas investavimas, jis yra labai gerai. Aš labai norėčiau, kad kuo daugiau žmonių savarankiškai investuotų. Mes turim pavyzdį Europoje, Švediją, kur žmonės turi ir pensijų pakopą, turi ten darbdavio kaupimą ir turi savarankišką investavimą. Ir viskas tiesiog labai gražiai, čia nėra arba vienas arba kitas, viskas labai harmoningai veikia kartu. Tai aš tikiuosi, kad mes Lietuvoje kažkada ateisime tą tašką, bet dėja tokia, realybė rodo, kad labai dar mažai žmonių tiesiog sugeba suprasti tokius pagrindus ir tada tie Jono minėti visi ten tokie tokie konsultantai, kurie sako, čia pas mus tikrai geriau ateik pas mus, tai dėja jie tiesiog, kartais žmogų nukreipia į visai jam nei naudingą, nei tinkamą investicinį produktą. Aš gal papildant, aš tikrai irgi esu entuziastas to savarankiško investavimo, nes ir pats tai esu daręs jau daugelį metų ir puikiai suprantu, kad tai reikia tuo domėtis. Visų pirma, pradėkim to, kad ne kiekvienas yra, reiškiasi, geras virėjas, ne kiekvienas geras yra galbūt statytojas, reiškiasi, ar kurėjas, lygiai taip pat su investavimu, jeigu tu nesidomi toj temai, ten gali būti daug tų kliučių ruožų, kurių tu gali užkliūti ir tada sakyti, kad investavimas nėra tau, nors mes puikiai žinom, antroji pakopai beveik 1 400 Lietuvos gyventojų buvo investuotojai ir jie uždirbo grąžas. Aš nežinau nei vieno, reiškiasi, kuris net atsiėmė iš antros pakopos lėšas ir sakytų, aš praradau pinigus, reiškiasi, investavau
mažiau negu atgavau, reiškia, tai tokio, jeigu kas yra toksai, tai būtų labai įdomu susitikti tą atvejį panagrinėti, bet dauguma per 20 ten kelis metus arba net ir per trumpesnius laikotarpius visi išėjo į pliusą, o jeigu dar pridėti ir papildomą valstybės subsidiją, tai dar didesnį pliusą, tai kitaip sakant, yra įvairių tų atvejų, kur beveik savo lėšų neįdėję žmogus išsiėmė uždarbį ir tai yra puikiai, kaip sakyt, pradinis, kaip ten sako, pradžiamokslis tam investavimo ar finansinio raštingumo. Iš kitos pusės aš nesu toks optimistas ir netikiu, kad visų galima išmokti finansinio raštingumo, reiškiasi, nes tai yra, kaip irgi tema, kurioje, reiškiasi, žmonėms vieniems patinka būti, kitiems nepatinka. Nors mes kaip ir suprantam, kad ta nauda ateina iš finansų rinkų, bet kai pasižiūri televizorių kartais ir pamatai mūsų Seimo narius, kalbančius apie tai, ką jie padarė su savo antros pakopos pinigais ir kaip jie mąsto apie investavimą, aš manau, kad geriausias būdas būtų Seime suorganizuoti finansinio raštingumo pamokas ar ką tai... Galėtų invest. Taip, mes mielai tikrai nemokamai pravesti. Nes žmonės tiki tuo, ką girdė, reiškia, ir ypač iš tų, sakykime, politikų, kurie daro didelį įtaką, reiškia, jų pasirinkimams ir jie įstiki, bet jeigu nėra tenai finansinio supratimo ir kiekvienas dalina geriausius patarimus, ką daryti žmonėms su savo finansais, tai kodėl mes negalime tada iš Seimo salės darinti patarimų, kaip gydyti ligas, pavyzdžiui, irgi galima, irgi liaudės medicina yra ir galima, reiškia, įvairių kompresų receptų pasidalinti, reiškia, kas veikia, ką nuo vienos ar nuo kitos, reiškia, bėdelės vartoti, tai irgi tuo keliu neinam, dėl to aš manau, kad kas veiks gyventojams arba, sakykime, ateityje, tai yra paprasti dalykai, kur žmonės turi turėti pasitikėjimą, vėlgi grįžtant, sistema, kuri veikia, kuri yra šiek tiek prižiūrima ir kontroliuojama to pačio Lietuvos banko. Šiai dieną mes tikrai turim, puikią komandą, reiškia, kuri ir patyrusią prižiūri ir jau tikrai nėra didesnių kažkokių tai ten tų nesusipratimų, galų gale rinkos dalyviai irgi jau per tiek metų, reiškia, pasiekia tam tikrą, supratingumo ir lygį ir ką kalbėti, ko nekalbėti. Pavyzdžiui, mes niekada nekalbam to, ko, reiškia, už ką galėtume potencialių bėdų turėti, reiškia, su reguliatorium. Tai yra ta atsakomybė ir žmonėms reikia paprasto recepto, kaip tą pasidaryti. Jeigu jūs norite iškepti pyragą šiandieną, jūs atsiverčiat receptų knygą, jūs paskaitot, ko jums reikia tenai susidėti, jūs pasidarot, pasimaišot ir štai po valandos kitos galite, reiškia, džiaugtis. Tai su investavimu irgi, jeigu mes galim pasiekti tokį dalyką, kad ką jums reikia padaryti, prisijungti, susidaryti, padaryti reguliarias įmokas ir tai jau bus gera pradžia, nes kuo aš labiau tikiu ir kad mes dabar šitam visam triukšme, ką mes matom, kad žmonėms iš karto eina prie patarimo. Tu daryk tą, tu investuok čia, tu pasirink tokį, tu ETF-ą. Mes padarėm apklausą vienoje pristatymę darbovietėje, kur darėm, reiškia, pakelkit rankas, ten 40 žmonių buvo. Kiek iš jūsų žinot, kas yra ETF-as? Iš 40 žmonių pakelia 5. O mes čia visi kalbam, investuok į ETF-ą. Tai yra dar vienas, reiškia, toksai žargonas, kur žmonės nesupranta, ką su juo daryti. Kas bus sėkmė? Tai sėkmė bus disciplina, kaip visada. Tai yra tam tikras reguliarumas, kad aš neišleidžiu, pavyzdžiui, visų pinigų, kuriuos uždirbu per visą mėnesį. Neišleidau, uždirbau ten 2000, reiškia, 10%, 200 patsidedu, investuoju. Aš jų net kaip ir neturiu, aš gyvenu iš 1800. Tai čia yra pirmas žingsnis, ką reikia suvokti ir ką reikia turėti kokią discipliną, tokią savo kasminį. Kur tu ją investuosi? Antrą pakopą, trečią pakopą, ETF, obligaciją, instrumentą kitą. Tai turės mažesnės įtakos tavo, reiškia, kaip sakant, finansiniai geroviai, negu tu iš viso neinvestuosi.
Aš dar apie tą finansinį švietimą šiek tiek noriu irgi paliesti. Elgsenos ekonomika yra toks mokslas, kuris analizuoja tą žmogų, koks jis yra iš tikrųjų, o ne toks, kokį mes įsivaizduojam, kad jis turėtų būti. Ne? Tai yra tos kategorijos homo sapiens, ne? Tai tas tikras žmogus su savo klaidom, su nesąmonėm visom, ne? Ir yra tas homo economicus, kaip mes įsivaizduojam. Ne? Žmogus turėtų būti racionalus, jis geba įvertinti dvi lygiavertės galimybės, ne? Ir pasirinkti geriausią. Ne? Tai galim transformuoti šiek tiek į kasdienį gyvenimą. Ne? Tarkim, aš žinau, kad reikia valgyti daržovės, baltymus, ne? Ten vištieną, galbūt, ne? Jeigu mėsą valgau, reikia ten vaisius valgyti, ryte košę, ne? Ir panašiai. Bet aš, pavyzdžiui, šiandien atsikėliau, atidarau šaldytuvą, turiu aš tą košę, ne, viskas ten riešutėliai, sėklytės, viską kartais būna, bet, yra pyrago šaldytuvė iš vaiko gimtadienio likusio, ne, išsitraukiu tą pyragą, kavos puodelis, super buvo, ne. Tai, bet ar aš nežinau, kaip reikia maitintis, kad būčiau sveika, kad gyvenčiau ilgai, aš žinau. Tai lygiai taip pat su finansiniu švietimu. Net žmogus, kuris puikiai žino, kad reikia daryti taip ir taip ir taip, mes matom, kad labai daug žmonių aš visiems čia bitkoinas, pabandysiu, čia super, mačiau ten kaimynas, ne, turi tą Porsche jau, ne, iš bitkoino, ir aš pabandysiu, ne. Ar aš ten, čia pataikiau Nvidia, nusipirkau, ne, praeitais metais, turiu gražą 100%, ne, aš jau ir tos pensijų pinigus galėsiu investuoti, geriau, ne. Tai dėja, bet žmogus, jis negali pergudrauti rinką, ne, daugybė tyrimų rodo, kad ilgojo laikotarpiu tie tokie traderiai, jie išeina iš rinkos dėl to, kad tiesiog jie, bankrutuoja. Taip paprastai kalbant, ne? Tai galvojant apie tą žmogų, grįžtant prie to žmogaus, kuris yra tas homo sapiens, ne? Su savo ten niuansais, ne? Visais, tai, bet vėlgi, turim pensiją, ne? Jeigu yra kaupimas pensijai, mes turim ten kaupti labai protingai. Ar mes patys sugebam tą daryti? Ne visada. Ir tie tyrimai rodo, kad, tikrai, žmogus, pridaro nesąmonę, ne? Tai geriau, tą dalį turėti tokią automatizuotą, nepriklausomai nuo mūsų, ne? Vėlgi, tai gali būti ar trečia pakopa arba kažkoks būdas savarankiško investavimo, kur mes jau nesikišam, ne? Mes neeinam kasdieną, ne ten perkam parduodam, ne? Tai ta dalis. O visa kita, tie pyragai, ne? Arba ten toks vėlyvas vakarėlis, ne? Ten ekstra taurė vyno, ne? Tai tegu būna, bet tai būna su mažom pinigų sumom, ne? Kad gerai, palikim žmogui tą galimybės per savo klaidas, ne? Gyvenimo džiaugsmą, ne? Bet ta dalis, kur yra ilgalaikiam investavimui į pensijai, tiesiog yra sukurti sprendimai, kurie veikia. Ir nėra diskusijos čia. Tiesiog jie veikia. Aš dar sugrąžint norėčiau jūs prie tų atsimtų pinigų ir galvoju paklausti, vis tik matom ir Estijos pavyzdžių, ne, kad grąžina finansinius įsipareigojimus. Ką jūs manote apie, pavyzdžiui, pensijos atsiėmimą ir vartojimo paskolos grąžinimą, jeigu, sakykime, pavyzdžiui, ten mano remonto arba ten studijų paskolos su 6% palūkanų? Čia tas 6% toks ant ribos. Aš kažkaip irgi galvoju apie tai ir šiaip per savo pusę prizmę ir mano aplinkoje yra žmonių, kurie padengia tiek vartojimo paskolas, iš vienos pusės brangias paskolas, tiek būsto paskolas. Ir aš galvoju, kodėl jūs padengiat būsto paskolas, kurios yra, jums kainuoja maždaug per mėnesį 4%, ne, 3,5%, 4%, priklausomai nuo to, kokios palūkanų normas, ne? Ir jūs aukojat galimybę užsidirbti iš kaupimo, ten akcijų rinkos, ne, vidutinė grąža yra nuskaičiuojama maždaug 8% metinio. Tai gaunasi, aš turiu tos pinigus, ne, ir aš galiu rinktis, ar man padėti tos pinigus ir uždirbti 8%, ar man padėti čia ir uždirbti 4%. Čia per kitą pusę, bet principas toks pat, ne, atrodo labai neracionalus. Tai aš manau, kad būsto paskolom padengti žiūrint matematiškai, neapsimoka. Bet aš vėlgi suprantu, kad yra žmonių, kurie, jiem neramu, jie negali miegoti, taip, žinodami, kad, slegia ta paskola, galbūt, nežinau, bijo prarasti darbą dėl tos paskolos. Tai jeigu mes įvertintume tiek, kiek kainuoja tie, nervinės ląstelės, tai galbūt apsimoka, net jeigu žmogus grąžina ir tada jam galbūt yra ramiau. Bet gal tada nervuojasi, kad pensijai nebeturi. Taip, aišku, gali atsiverti kitas tas galvojimas. Bet kalbant apie tokias
brangias vartojimo paskolas, ne, kur žmogus turi 15% metinių palūkanų, 20% metinių palūkanų. Tai vėlgi logika diktuotų, kad apsimoka. Bet aš bijau, kad tie žmonės, kurie turi tokias brangias paskolas, jie padengia dabar, tai negarantuoja, kad jie kitą dieną nueis ir pasiims vėl. Tai tada tas padengimas, tai geriau tada tegu būna ta brangi pamoka, ne, žmogus kažkaip iš jos išeina iš tos situacijos, bet pensijai turės jau tikrai tų pinigų, negu ir pensijų pinigus grąžins vartojimą paskolai, pasiims vėl ir bus ir įsiskolinęs, ir be pensijų pinigų. Tai va čia nėra tokio, matyt, bendro recepto visiems, reikia įvertinti iš tikrųjų kokią tą elgseną, kaip įtakoja ir kitus aspektus gyvenimo, tas paskolos grąžinimas. Turės Jonai ką papildyti? Labai puikiai viską apžvelgiai, Jekaterina. Tiesiog, vėlgi, čia gal kartosios kažkiek tai, bet man atrodo, kad jeigu tu iš tikrųjų turėjai labai brangias paskolas, antstolius ir tai tave slėgė tiek psichologiškai, tiek ekonomiškai, taip, tai yra sprendimas, reiškia. Tai buvo šaltinis, iš kurio tu galėjai sumažinti savo įsipareigojimus ir mūsų atveju mes irgi matėm tų klientų, kuriems palengvėjo, kai jie, reiškia, grąžino skolas antstoliai, pavyzdžiui, atsikratė tos naštos persekiojimo, gali restartuoti iš naujo, galbūt kažko tai išmoko iš tos pamokos, reiškia, mes negalim teisti tų žmonių, kurie pasidarė skolų, reiškia, arba atsitiko toks kažkokia tai gyvenimiška situacija ir jie ten turi tos įsipareigojimus. Ir gerai, kad buvo tas šaltinis, iš kurio tu gali padengti, nes aš vėlgi grįžtu, reiškia, kad gerai buvo, padengiam, apsinulinom, tai kas toliau? Ką dabar toliau darom, reiškia, ar einam vėl skolintis, nes tas noras, gyventi čia ir dabar, jis niekur nedings. Mes visą laiką, kiekvieną rytą atsikėlę, iš dalies kovojam, reiškia, reklama ir draugai, ir visuomenė, ir visa kita spaudžia išleisti pinigus čia ir dabar dėl įvairių priežasčių, dėl socialinio prūfo, dėl ten visokių kitokių psichologinės sveikatos gerovės, aš turiu būtinai nusipirkti šitą iPhone, reiškia, turiu turėti 17, nes 15 čia nepritapsiu prie draugų, reiškia. Tai tas spaudimas yra, reiškia, tos pusės pasiekus tam tikrą amžių, 35 plus galbūt, ar ten dar panašiai, atsiranda. Gerai, aš turėjau pakankamai to gyvenimo, reiškia, šitą, atsiranda baimė, iš ko aš gyvensiu ateityje. Mane, pavyzdžiui, viena iš tų baimių, reiškia, kuri visą laiką irgi tokia persikėdavo dar ankstyvoji karjeros pradžiai, kas bus, jeigu aš neteksiu darbą, nes toks tada buvo tuo metu labai vertinamas, nebuvo tiek gal galimybių daug reikėti. Ir kita, iš ko aš gyvensiu ateityje. Nes tas kažkaip tai mes vis domėdavomės tais vakarų pensininkais, ir sakydavo, jie kažkaip tai turi. Ir man buvo toksai klausimas, o tai iš ko jie, kaip jie tą turi, kaip aš galiu tą susikurti finansinę tokią pagalbę, kad aš iš tikrųjų nekeisdamas savo gyvenimo įpročių būdų galėčiau, kaip sakyti, gyventi, negalvoti, kad man dabar išėjo šiam 5 metai, tai staiga dabar reikia visiškai užsidaryti, nieko nedaryti, nes reikia kažkaip išgyventi, Ir mes apie tai pradedam dažnu atveju galvoti biškai per vėlai, nes tas sąmoningumas ateina natūraliai vėlai. Ir viena iš tų, reiškia, irgi iš elgsenos ekonomikos, reiškia, tu sako, kad, taip, mes tam tikrose gyvenimuose etapuose turime irgi kitus prioritetus, kas yra normalu. Bet jeigu pasižiūrim per tą vėlgi edukaciją arba per kitų šalių patirtį, ankstyvojai, reiškia, kai tau yra nedaug metų, sakykime, sąmoningumą iš dalies parėmė ir darbdavėja, kad darbdaviai pasirūpina tavo, reiškia, pensiją būsimą, nes jie supranta, kad tą atlyginimą, kurį tu dabar gausi, jaunas žmogus būsi, tau reikia labai daug ką susikurti, ir būstą, ir šeima, ir vaikai, ir pas mus dar apskritai, Lietuvoje tokia atrodo, mokesčius mokam, kad būtų ir medicina gera, ir švietimas, ir visa kita, kiek bent jau pasižiūrė aplinkoje, visi į privačius darželius veda, privačias mokyklas, gydosi privačiose, reiškia, įstaigose ir taip toliau. Tai mes turim labai daug išlaidų šitame etape ir tai yra normalu, ką daryti. Bet jeigu ateina darbdavys ir sako, žiūrėk, mes suprantam, bet tai yra atskira sąskaita, kur mes žinom, kad tau vis tiek ateityje reikės ir vakaruose tas labai veikia, nes ten lygiai taip pačios, mes nieko nesame skirtiniai.
Aš dar labai daug žmonių girdėjau, kurie sakė, kad bijo anuitetą. Ir čia tikrai, man atrodo, anuiteto labai daug kas bijo. Ir jie sako, kad geriau pasiims iš 2 pakopos ir nuneš į 3. Ką manote apie tokį scenarijų? Ar jisai geras, blogas, ar apskritai verta to anuiteto bijot? Ką jūs galvojat? Na, aš galėčiau tik tai pasakyti, kad žmonės dažniausiai bijo to, ko nesupranta. Ne? Ir anuitetas taip, kaip jis dabar padarytas, jeigu tu esi profesionalas ir kaip mes, suprantam, tai jis nėra toks blogis, ar sakykime kažkuo, tai yra normalus draudimo produktas nuo ilgamžiškumo, reiškia, lygiai taip pat, kaip tu perki draudimą nuo civilinės atsakomybės, būsto draudimą, reiškia, nuo nelaimingo atsitikimo draudimą, taip yra čia draudimas nuo ilgamžiškumo. Ne? Ir kadangi jis yra šiaip sudėtingas produktas, ir pats žodis anuitetas, ne kiekvienas gali paaiškinti, ką tas reiškia, žmonės jo nesupranta, o ko nesupranta, žmonės vengia. Lygiai taip pat kaip ir nesigilinęs į 2 pakopą, sakytum, aš nekaupsiu 2 pakopą, aš geriau kaupsiu kitur, nes ten kažkas sakė, kad ten netinka. Tai anuitetas pats iš savęs nėra blogas, kas yra dabar šitam sistemos dizaine, kada mes padarom tokią laisvę dalyvauti, nedalyvauti, laisvę mokėti, nemokėti, yra tokia pusiau, reiškia, laisvanoriška, savanoriška sistema, tai suaugus 65 metų, jeigu tu jau nori pirkti tą anuitetą, tai eroras gaunasi toksai, o kodėl dabar staiga manim turit pasirūpinti, kad aš tų pinigų neišleiščiau visų viena suma, arba kažkaip turiu vėl atgražinti į sodrą, nors čia mano pinigai buvo kaupti, taip valstybė prisidėjo, bet aš išlaikiau savo, kaip sakyt, pažadą, aš irgi kaupiau ilgą laiką, sukaupiau savo ir valstybės pagalbą tam tikrą sumą, kur tikėtina man mažiau reikės galbūt paramos kažkokios, tai ir atnašiai, ir staiga dabar ateina tas rūpestėlis, reiškia, iš televizijos ekranų, staiga, kad mes labai jums rūpinsimės, kad jūs neišleistumėt visų pinigų. O jeigu jūs gyvensite 95 metus, o tada man natūraliai kyla klausimas, tai kodėl jūs nesirūpinate tais, kurie apskritai nieko nekaupia? Jeigu jie gyvens 95 metus ir nieko nedarys, jie turės gyventi tik iš 1 pakopos, iš sodros. Ir ten nebūtinai bus daug, nes tie, kurie kaupia, jie irgi gyvens iš 1 pakopos. Tai šiek tiek ir gaunasi papildomas įlašas, dėl to laisvumo, reiškia, išmokų fazėje tikrai reikės rasti sprendimus, jeigu norim turėti tokią, sakykime, stipresnę 2 pakopą. Tie, kuriems nepatinka anuitetas ir jie kažkaip galvoja kitaip išleisti, jie rinksis 3 pakopą, reiškia, nes ten yra tas būtent galimybė spręsti savarankiškai ne tik kiek mokėti, kada mokėti, bet ir ką daryti sulaukus to, sakykime, amžiaus su savo išmokom, mes nežinom, ką darysime. Aš manau, mes padarėm šiek tiek kreivą 2 pakopą, o dabar padarėm dar kreivesnę. Nes 2 pakopa, jos sumanimas buvo, tai yra, kaip sodra. Tiesiog sodros priedas prie sodros. Tai dabar, kai mes sulaukiam pensijos, aš neinu valstybę ir nesakau, atiduokit man dabar, man nereikia, kad jūs man kas mėnesį mokėtumėte, pensiją, man visus pinigus dabar išmokėkite. Negalvojam mes taip, Negalvojam mes taip, kad aš, kas mėnesį dabar čia išskaičiuoja iš manęs, darbdavys, perveda sodrai. Aš nesakau, kad čia mano pinigai, aš, atiduokim mano pinigus, Bet su 2 pakopa toks buvo sukurtas toks, kaip naratyvas, kad lyg ir čia jūsų pinigai, jūs galite laisvai su elgtis ir dabar žmonės sako, tai ko jūs čia man dabar anuitetą užvilkat, kodėl jūs man ribojat galimybę išsiimti, ką noriu, tą galiu daryti su savo pinigais, Bet, ne tokia logika turėjo būti tos 2 pakopos, tai yra ta 3 pakopa, kur yra laisvė, savanoriškas kaupimas ir panašiai. Bet tokia, sakau, padarėm tokią kažkokį tarpinį variantą tarp 3 ir pakopos, ir tos 1 pakopos, tos sodrinės pensijos ir tada turim, ką turim, Deja, turim dorotis su tom pasiekmėm, kokiom, darojamės ir dabar. Tai dar pakalbėkime apie konkrečius scenarius, ar ne? Tai jeigu aš atsiėmiau pensiją dabar, nes, sakykime, dėl ligos man reikėjo, ar ne? Dėl kažkokios tikrai rimtos priežasties, ne nauja krūtinė ar pirtį statysiu, bet tikrai, sakykime, kažkokia buvo ekstremali situacija. Kaip aš galiu ištaisyti šitą situaciją dabar, kad, sakykime, turėjau sukaupus, man 303 metai, turėjau sukaupus 22 000, atsiėmiau
kaip galiu pasivyti ten, kur buvau, kad, žodžiu, nebūčiau po to bedna pensininkė. Ar yra būdų kažkaip prilaižyti? Atsukti. Atsukti situaciją. Ta investicija į krūtinę pasiteisino, tai jau tada tiesiog, matyt, nereikės ten rūpintis tą pensiją. Bet, tiesiog, tai čia, matyt, žmonės išleido, kas neišleido, galbūt, kas turi ten sąskaitoj tos pinigus, nebijojo, kad daug žmonių dar, tiesiog, pasiėmė, ir dar neapsisprendė, ką daryti. Tai tas dabar, ką reikia daryti, tai vis vien reikia galvoti apie tą, gyvenimo perspektyvą. Ir aš visada sakau irgi, kai žmogus ateina, sako, kur man čia, turiu, paveldėjau, čia, 40 000, arba, čia sukaupim, čia, su vyru 20 000, kur tam dabar, kaip tos pinigus, kur, kaip padėti, ne? Tai visada reikia galvoti gerai. Tai padalinkime tą gyvenimą šiek tiek į gabaliukus, ne? Tai galbūt žmogus ten nori nusipirkti, arba būsto paskolą pasimti, ne? Reikia pradinę įnašą, ne? Kiek laiko tam reikia, ne? 3 metų, 5 metų, tai tada atitinkamai, nukreipkim tą investavimą, kaupimą tam laikotarpiui. Gerai, norim ten galbūt mašinos kitais metais, ne? Tai tą gabaliuką, kiek sukaupti šitam tikslui, ne? Ir yra tas tikslas, jis turi būti visada, pensijos kaupimas, mes turim tiesiog, turim suvokti, kad nebus taip, kad išeisim pensiją ir kaip nors. Tai gerai, kaip nors, tai tu kupinokis tada ten savo kaip nors, kiek užtenka ant vaistų, ir ten ant duonos su sviestu, ir tiek, tada negalvok, kad koks gyvenimas neteisingas, ar kažkas valstybė nepasirūpina. Tai toks socialinis kontraktas, tai nenori prisidėti, nenori savarankiškai kaupti, tai tiesiog realybė bus nekokia. Tai aš manau, kad kiekvienas tas žmogus, galvojantis apie ateitį, jisai turi turėti tą pensiją omeny ir tada klausimas gerai, tai kaip jai kaupti? Tai vėlgi, ne visi pinigai būtinai turi eiti pensijos kaupimo, bet ta dalis, kuris eina, tai tie žmonės, kurie dabar atsiėmė, jiem reikia pasivyti. Priklausomai nuo amžiaus, aišku, ar čia daugiau ar mažiau, tai arba savarankiškai tiesiog pradėti savo ten atlyginimo pajamų dalies tiesiog nukreipti investavimui, arba antras būdas, kaip visada sakau, eikit pas darbdavį. Mes jau toks tapo jau norma beveik, čia ateinam į ofisą, ten vaisiai stovi ant stalo, ten sveikatos draudimas, mums jau nupirktas, jau dantis visi ten susitvarkė, bet jau, kaupimas pensijai tai yra dar viena priemonė, kaip darbdavys gali motyvuoti darbuotojus. Tu labiau nežinau, Jonai, gal tu papasakosi, kokių yra paskatų valstybės tam, kad darbdavys galėtų pervesti įmoką, ir žmogus galėtų tiesiog žmogaus naudą iš principo kaupti. Tai labai geros irgi mintis, kad ir ką pasidalinai, žinom, grįžtant prie to, tai jeigu atsiėmė dabar, tai ką daryti? Gyvenimas nepasibaigia, turi tos pinigus, tarkim, sąskaitoja, kažką tu su jais sugalvosi, reiškiasi, bet vėlgi galbūt grįžtant prie tos pačios pradinės minties, reikia savo, suvokti, iš kur tie pinigai atsirado. Tai yra per nuoseklų kaupimą, visų pirma, atsirado per tam tikrą discipliną, kad ir ten tie 3 procentai, kurie kapsėjo, reiškiasi, kas mėnesį, plius valstybės subsidija, tai yra minimumas, ką žmogus turėjo apskritai pradėti, atsidėti, reiškiasi, savo ateičiai. Ir čia galbūt irgi dalis sistemos to dizaino, reiškiasi, tokio nusivylimo yra, kad žmonės iš tikrųjų kaupia per mažai. Ne? Ir kai tu per mažai kaupi arba per mažai idėjai, jeigu aš vieną kartą per mėnesį nueinu į salę, reiškiasi, padarau, app supratimą ir sakau, kur mano six-packas, nėra. Ta prasme, taip nebūna stebuklų, reiškiasi. Jeigu kas sugalvosi, tai būsit milijonieriai, tai taip ir su kaupimu, ne? Jeigu tu nieko neįdėjai, tai tu nieko ten neišimsi, nesvarbu, kokia ten ta grąža buvo, reiškiasi, tiesiog. Matematika taip pat neveikia. Tai vėlgi atsiėmus pinigus, pasidžiaukit, ką jau nusprendėt padarykit, raudoną mašinytę, ar ten kiti sprendimai, ar dar kažkas, tai valio, restartuojam. Prasme, mano toks mintis yra, kad vis dėlto restartuoti. Netink antrą pakopą, turit savo įsitikinimų, kaip geriau, yra, reiškiasi, kitų pasirinkimų, kas svarbiausia, tai yra reguliarumas, tai yra mokesčiai, kuriuos jūs sumokate kasdieną už investavimą, už įėjimą, nes tai daugiausia suvalgo jūsų investicijų. Jeigu ieškokit pigiausių sprendimų ir kuris veiks ilgų laikotarpių, ne tai, kad šiandien gera tema ta, rytoj kita, nespėsit laikytis jos.
Ir kalbant apie darbdavius, taip, tai yra naujas trendas, tą mes jaučiam, reiškia, ir iš savo klientų, daug kas, kurie nutraukia kaupimą, reiškia, tarkim, antroji pakopai, eina pas savo darbdavius ir sako, aš noriu kaupti dabar per jūs trečioji pakopai, nes man reikia. Kodėl? Todėl, kad mes tikrai turim gerą mokestinę, reiškia, aplinką darbdavių įmokams į trečią pakopą ir reiškia, GPM įstatymas tą numato, mes kalbėjome ir savo ankstesniuose, reiškia, šituose podcastuose ir tikrai daug yra prirašyta tų ir straipsnių, ir detalių, ir turinio. Bet esminiai momentai yra tokia, kad tu iš esmės dalį savo, reiškia, papildomą atlygį, arba, sakykime, darbdavys gali nukreipti iki 25% su darbo santykiai susijusių pajamų, kurios yra apmokestinamos, reiškia, į pensijų fondus, reiškia, kaip papildomą naudą, reiškia, kaip papildomas lėšas ir jos nėra apmokestinamos nei gyventojų pajamų mokesčių, nei sodros mokesčių, nei privalomų sveikatos draudimo mokesčių. Tai yra iš tikrųjų, tokia ekonomika, reiškia, mokestinė gaunasi ekonomija, kur mano vienas draugas, reiškia, supratęs tą, sakė, pala. Tai sako, dabar jeigu man darbdavys pervedinėja į pensijų fondą ir rinkos nukrenta 50%, tai aš vis tiek pliusė. Sakau, taip. Tai čia reikia suvokti, kad tokio, reiškia, bet kokio finansinio kito instrumento nebus. Aišku, tai yra mokestinė paskata, tai yra įsipareigojimas kaupti ilgam, tai nėra, reiškia, kad šiandien gavau, rytoj išsiėmiau lėšas. Tai yra tikrai didelė parama tiems, kurie rimtai nusiteikia kaupti ir tie darbdaviai, kurie apie tai galvoja. Mes jau šiai dienai turim irgi gal virš 500 darbdavių, kurie didesnės ar mažesnės įmokas daro savo darbuotojams ir tai yra tas trendas. Ir jeigu taip galvojant į priekį, kas išgelbės, sakykime, Lietuvoje antrą pakopą, tai aš turiu tokį savo viziją, įsimatymą, tikrai nežinau, gal taip ir bus, bet manau, kad ateityje darbdaviai tiesiog bus kaip ir privaloma tvarka, turės mokėti įmokas, ar tai bus į antros ar iš trečios pakopos fondus, bus matyti, bet tokio papildomo, sakykime, įnašo, kur žmogus, tiesiog, kaip sakyti, vėlgi mes tą žodžią gal ir nemėgstam, prievartą, ne, bet kai žmogus nemato tų lėšų, kad jie neperina per mano banko, per mano piniginę, bet jie iš karto kaip antroji pakopui keliaudavo, reiškia, į fondą ir ten tada tu kažkur matai juos investuotus, tai tas veikia. Nes mes jų kaip ir šiandieną, mes mokesčius sumokame, žinom, mūsų atlyginimas yra ant popieriaus ir į rankas, tai mes neleidžiam to, reiškia, pinigų, kurių negaunama, nes jie nueina mokesčiams. Tai jeigu tas vienas iš tokių, reiškia, elementų yra, kad mano įmoka į ilgalaikį taupimą, kurio aš net neskaičiuoju, ką mes sakome, ar turėtų būti galbūt dar 10% nuo tavo atlygio minimum, tai tada tu ramiai savo ir sukaupsi. Reiškia, jeigu tu nesiblaškysi, tiesiog išmoksi gyventi už mažiau pinigų, negu uždirbi, negu gauni rankas. Aš su tą mintim ir paklausiu už to klausimo, nes galvoju, vienintelis būdas dabar turbūt, jeigu jau išsitraukia ir pavyti, kur buvai, vis tik tai ta darbdavio sumokama pensija labai gali kaip Formulė 1 tave trūktelt į priekį ir dar pasvysi, aš tikrai naudočiausi, jeigu turėčiau darbdavį. Galvoju dar, kad jau pradėjom apie pasitikėjimą, kas manot dar pakeistų Lietuvos žmonių įsitikinimus ir dabar čia kokioj buvom, aš net sakyčiau, truputėlį pasitikėjimo krizėje gavosi šitą reformą ir kaip buvo komunikuojama ir kaip žmonės apie tai jautėsi. Kaip galvojat, galim tą traukinį sustabdyti ir vis tik grįžti į antrą pakopą ir tvarkingai kaupti ir, nežinau, sugrąžinti žmonių pasitikėjimą ir valstybę ir kad neatims tų pensijų arba nepakeis dar 5 kartus sistemos. Ką reikėtų daryti, kad, žodžiu, lietuviai toliau tvarkingai kauptų? Gal konstitucija rašyti. Aš privaloma vėl. Aš neįsivaizduoju, bet tikrai kalbam apie tai, kad, ir toj pačioj, ir Švedijoje, mano minėtos, pavyzdys, tai yra, turi būti, vėlgi, sakau, socialinis kontraktas. Kaip mes turim dėl sodros socialinį kontraktą, aš žinau, kad aš dabar moku pinigus, čia ne tai, kad man ten kažkur, tie pinigai mano vardu ten investuojame, ir aš juos galiu ten atsimti po to, kai pensininkė būsiu, ne. Mano pinigai dabar eina mano tėvui, pensijai,
ten mano ten kitai vyresniai giminių pusėje, ne, tai pensijai, ne, aš suprantu, iš mano dabartinių įmokų, ne, mes tengiam pensijos savo tėvų, senelių, ten prosenelių kas, ne, tai yra socialinis kontraktas. Nes jeigu mes jį pažeistume, ne, ir sakytų, vat, nu, nežinau, mano vaikas sakytų, aš nenoriu čia tau, žinai, nu, tau ant pensijos, ne, aš geriau pati dabar tos pinigus išleisiu, aš ten gal kaip nors pasirūpinsiu. Tai, nu, suprantam, kad sistema žlugtų, ne, tai dėl to net nėra galimybės dabar išardyti sodros, ne, tai yra sistema, kuri veikia ir veiks, nu, kol matyt mes čia kaip tauta gyvuosim. Tai lygiai taip pat su antra pakopa, jeigu mes norim, kad jinai būtų, kad pasitikėjimas būtų, mes negalim prie kiekvienos valdžios po 2-3 kartus dar, ne, vis pakeitimus kažkokius padaryti, nes tikrai tie žmonės, kurie išėjo, nu, daug žmonių ir mano aplinkoje sako, nu, aš tiesiog nepasitikiu valdžia. Aš nežinau, ne, net dabar, kai padarė 2 metų langą, žmonės skuba atsiimti, aš sakau, kur jūs skubat, neapsimoka, tai net jeigu planuojate pasimti pinigus, nu, pabūkit 2 metus, nes, nu, tas visas prieaugis, ne, kur gausit neapmokestinamas bus. Sako, aš nežinau, gal po to, nu, pakeis sprendimą. Ir aš galvoju, nu negalėtų pakeisti, bet žmonės tiesiog nepasitikė. Tai jeigu mes norim sugrąžinti tą, nu, ir pūstos gyvybės į tą antrą pakopą, nesugrąžinti ant tų pačių bėgių, aš sakau, nu, turėtų būti tas socialinis kontraktas, kurį turėtų pasirašyti, matyt, visos, nežinau, partijos ar kokiu formatu tai įdėti, kad tai būtų nejudinamas dalykas, ne, ir kad aš žinočiau, ir kad mano dukra žinotų, kurie ateis kažkada į darbo rinką, ne, ir dalyvaus toje sistemoje, kad tai yra tiesiog nejudinamas dalykas. Tai kito būdo aš neįsivaizduoju. Jeigu žinotume atsakymą į šitą klausimą, galėtume gal ir Nobelio premiją pretenduoti, reiškia, kas iš tikrųjų sugrąžintų, bet tai yra, aš tikrai sutinku, tai yra kompleksas visų matyti priemonių. Taip pat, jeigu galvojant, tai nėra vieno stebuklingo, reiškia, lasdelės mosto, reiškia, štaiga, va dabar va, bus gerai. Na, taip nebus, reiškia, kiek aš galvoju apie, va, na, iš tikrųjų, ko Lietuvai reikia, na, taip suprantame, mes čia kaip pensijų fondų valdytojai turim interesą, ne, kad daugiau būtų, reiškia, žmonių kauptų, reiškia, ir visą kitą, bet atsiribojant netgi ir nuo to, reiškia, tai aš manau, kad nematau, kas mūsų valstybė yra atsakingas, sakykime, už tą, nekalbėkime apie antrą pakopą, ne, bet apie papildomą kaupimą, masinį kaupimą, ne, tai kuri institucija prisijema atsakomybę ir, kaip ten sako, kapitono rolę, kad vat, mes dabar, reiškia, bursim, sakant, ekspertus, politikus, pensijų fondų dalyvius, Lietuvos banką, kaip priežiūros institucija, kad vat, turėtume sistemą, kurią visi pasitikime, ne? Nes sistema, kuri bus sukurta vienos pusės, ne, arba kažkokia vienpusė, nu, jinai neveiks, ne? Nu, tiesiog žmonės visą laiką ją nuolatos klydins, challenge'ins, kodėl aš turiu dalyvauti, aš galiu geriau, čia brangu, ten pigiau, reiškia, čia man čia privertė, neprivertė. Tokių ginčiai yra šalyse, kurios dar vis, na, vaduojasi iš to, reiškia, praeities ir ieško dar savo sprendimo. Galima turėti trumpesnį kelią ir pasižiūrėti, kas yra nuveikta Švedijoje, Suomijoje, Nyderlanduose, Danijoje. Reiškia, ir tie ekspertai buvo atvažiavę čia į Lietuvą, parašė traktatus, jie neišvydo dienos šviesos, nugulė stalčiuose, reiškia, dokumentai, kurie nėra populiarūs, sakykime, tarp dabartinių politikų, nes, na, tai neprideda jokių papildomų balsų ir reitingų. Tai reitingus pasikėlėm, žmonės pasidžiaugia, dabar reikia kibti darbą ir vėl konstruoti sistemą, kuri veiktų. O veiks ta sistema, kuri žmonės tikės ir pasitikės, o tą pasitikėjimą reikia vėlgi suburti. Geriausia tai būtų, jeigu tai būtų depolitizuota, reiškia, kad kas 4 metus nieks čia netėjęs norėtų paraklinėti tą sistemą ir patobulinti ir tų patarėjų visą laiką bus, tai yra natūralu. Iš kitos pusės tai nėra neįmanoma sukurti sistemos, kuri niekada nesikeistų, ne? Bet tik tai tie pokyčiai turi būti labai gerai pamatuoti. Nu, vat, vėlgi, ne tokie, kad vat, aš galvoju, kad man taip geriau arba man nereikia kaupti. Jeigu matom tie patys Seimo nariai, reiškia, sako, kad
nu aš tai nekaupsiu, bet po to, reiškia, ateina generalinė prokurorė ir sako, kad gal galim pasikalbėti. Tai aš galiu suprasti, kad, nu, o tai supranti, kodėl gal jiems ir nereikia kaupti, reiškia, to antroji pakopa ir dar, reiškia, patarimus dalinti visai tautai. Tai nėra sąžininga, reiškia, ir aš manau, kad kaip ir daugelį dalykų mes patikėm kai kuriems ekspertams ir taip ir pensijų visą tą sistemos ateities kūrimą ir tobulinimą. Turim irgi pasikliauti ekspertais ir tai, kas veikia kitose šalyse, paimti geriausias praktikas ir pritaikyti pas mus šalyse. Ar tai bus, vėlgi, toli nereikia ieškoti. Pavyzdžiui, Latvijoje yra privaloma kaupimo sistema, reiškia, remiama valstybės ir 100% dalyvių kaupia. Taip, jinai uždara, yra, reiškia, irgi išmokų fazė yra kontroliuojama, bet nu, taip jie mato, mūsų kaimynai artimiausiai, reiškia, tą sistemą. Ir čia labai galbūt gera analogija būtų su saugos diržais. Ne, aš irgi galiu sakyti, ko mane čia verčia, ne, aš uždėjau gražią čia palaidinę, ką tik išlyginta, aš čia dabar tą diržą, ne, viskas susiglamžys, ne, nu kaip čia atrodys, ne, aš nenoriu sekti saugos diržą. Ko aš rizikuoju, ne, aš nieko čia, nesužeisiu kažkaip, ne, aš pati, ne, susižeisiu, jeigu bus avarija, ten lėksiu per tą stiklą, ne, bet ne, visuomenė sako, žiūrėk, bet kai tu išlėksi pro tą stiklą, ne, gulėsi reanimacijai, tai mes mokėsim, ne, neužteks ten tavo tų sveikatos draudimo įmokų, ne, padarytų per gyvenimą. Mes visi susimesim ir dėl to mūsų yra interesas, kad tu prisisektum saugos diržą ir mes tai darom privaloma tvarka. Ne, lygiai taip pat apie pensiją, kai žmogus sako, aš šiandien, ką noriu, tą ir darau su pinigais. Ir aš iki pensijos negyvensiu visą. Čia tas jo klasikinis, bet tas, kad ne, mielasis, bet po to aš tą, kurie atsakinga, kaupiau pensiją, ne, rūpinausi mokesčius, mokėjau ir panašiai, tai man reikės po to mokėti daugiau tų mokesčių, kad tu gautum tą pensiją, bent jau bazinę kažkokią išmoką, ne, kad nebadautum, kad nesidėtum po to su ištiesta ranka. Tai yra dalykai, kur tiesiog yra visuomenės interesas, ne, pasirūpinti aplinkiniais, kurie galbūt nėra tokie sąmoningi, negalvoja taip į ateitį ir panašiai. Yra dalykai, aš visiškai pritariu, jeigu darom, tai darom privalomą ir visiems, o ne tai, kad vieni gudručiai ten išeina dabar, pasiėmė pinigus, ir ten smagu, ištaškė, kur valstybė skatino, mes kaip visuomenė visi susimetėm, padėjom tam žmogui, uždirbti gražą ir jis dabar pasiėmė tą gražą, sako ačiū ir nuėjo išleido. Ne tam buvo, tas daryta. Tai visgi, tas privalomumas ten, kur reikia, kur yra visuomenės plačiosios interesas, jis turi egzistuoti. Labai tau pritariu, daug internete apie tai rašiau, tai net galvojau, stengsiuos nenueiti tenai, bet irgi taip jaučiuosi ir tada žinai atsimenu net ir su tais saugos diržais, kad būdavo tų nepatenkintų žmonių, kur ten rasdavo kokią nors statistiką, kur bet ten, žinai, būna, kad užsmaugia, kai būna avarija. Oh my god, ten tiesiog toks mažas tas procentas, kad reiktų net nenaudoti, bet ir su pensija girdžiu lygiai tokius pat prastus argumentus dažnai. Jekaterina, dar buvo tavo pasisakymas, tikrai internete irgi nuvairalinės apie tai, kad ir valstybė, kaip ir sakė, kad reikia investuoti, bet taip ir kažkaip nepasiūlė ir nepasiruošė, nei pasirūpino finansinių raštingumų, nei pasiūlė kažkokių alternatyvų ir nieko nepadarė. Ar gali plačiau pakomentuoti tą savo mintį? Tai vėlgi, jau pakalbėjom apie tai, kad visuomenė, ETF, ten kiek ten 10% tik žino, kas tai yra pigiausias būdas, tarkim, investuoti, tai mes tiesiog turim tokią situaciją Lietuvoje, kad nemokino mūsų mokykloje apie investavimą su labai retom išimtim, kai kurios mokyklos turi ten kažkokius pagrindus, universitete manęs irgi nieks nemokino, kas tas investavimas, kas tie fondai, akcijos, obligacijos ir panašiai, kaip tie brokeriai, tiesiog mes užaugom, ta dabartinė mūsų karta turinti pinigų, mes užaugom nemokėdami investuoti. Tai dabar valstybė, kai sako, žiūrėkit žmonės, jūs tikrai galit, pasiimkit tos pinigus, bet investuokit protingai, sako, iš vienos pusės jau pasiimkit, bet jūs investuokit protingai. Tai kaip gali ta visuomenė, kurioje yra galbūt 10% žmonių, kurie labai gerai žino, kaip tai daryti, kaip galima tikėtis, kad ta visuomenė padarys tą protingą sprendimą iš vienos pusės, neturėdama žinių, iš kitos pusės turėdama vėlgi savo tokius, kur tas homo sapiens, kur ten, šiek tiek nueisiu palošiu, čia vakarėlį kokius organizuosiu, taip išleisiu pinigus. Tai valstybė, sakydama, kad duodu jums pinigus, jūs dabar eikit ir savarankiškai, prašau, investuokit. Jinai turi turėti
eilę priemonių, ne, nuo finansinės edukacijos, ne, galėjo padaryti valstybė nemokamą seminarų ten sesiją, ne, visai visuomeniai, kas nori per televizorių, mokinkime investuoti, ne, dabar atsisėskime prie kompiuterio, ne, atidarome investicinę sąskaitą, ne, ir kaip tą daryti. Nuo to iki to, kad valstybė turi savo rankose arsenalą instrumentų, ne, nuo valstybės ten valdomų įmonių, ne, kurios, yra ir Ignitis mano naudotas pavyzdys, ne, kiti galbūt tokie profo investuotojai sako, čia kas čia 6%, ne, tie dividendai čia, niekas, ne, bet plačiai visuomenės daliai, ne, tai yra 6%, 7% metinių, tai yra tikrai gerai. Ne, mes turim ILTE, nacionalinį banką, kuris galėtų pasiūlyti įvairių instrumentų, ta pati finansų ministerija su savo gynybos obligacijom, ne, tik, iššoko su geresnėm sąlygom šiek tiek vėliau galbūt, ne, negu reikėjo. Tai tikrai valstybė galėjo padaryti daug daugiau, kad tas žmogus ir turėtų į ką investuoti ir žinotų, kaip tą daryti protingai. Gerai, ačiū Jums labai. Aš dar turiu paskutinį sudėtingą tokį klausimą, kuris yra labiau Jums ne kaip ekspertam, o kaip žmonėm, kurie sėkmingai investuoja ir turi savo finansų portfelius abu ir tame jau esate daug metų. Ir jeigu aš ateičiau pas Jūs šiandien kaip draugė, 33 metų Ieva, turiu 22 000 sukaupus per abi pakopas, bet vis tik tai netapau GoIndex ambasadorė, neturėjau investavimas.lt skaičiuoklės, klausiausi, kas ką sako ir išsitraukiau tos pinigus, ne? Ir ateinu šiandien pas Jūs, ką Jūs man patartumėt daryti? Grįžti, Ieva, grįžti. Aš klausau ir galvoju. Klausimas. Kas svarbiausia, savaime suprantama. Bet jeigu turiu nusistatymą, pavyzdžiui, bijau anuiteto, nepasitikiu valstybę. Vėlgi, grįšim galbūt į anuitetus ir valstybę pasitikėjimą. Aš kaip valstybė pasitikiu, nes mes jau daug metų gyvenu šitoje valstybėje ir nesiruošiu niekur emigruoti, nes kitu atveju tai būtų mano balsavimas kaip nepasitikėjimas. Tai galbūt yra periodų, aš tai taip filosofiškai žiūriu, galbūt yra periodų, kaip ir rinkose būna recesijų, taip ir politikoje būna recesijų ir būna pakilimų. Gal, jeigu mes dabar šitame etape matom tam tikrą galbūt recesiją su sprendimais ilgalaikiais, tai bus gal ir pakilimo. Aš tai esu optimistas ir gyvenimas tuo tikrai nesibaigs. Ir vienas iš, vėlgi, tavo surezonuotų, vienas iš mūsų klientų irgi pasakė, Jonai, sako, aš tikrai nieko neatsiminėsiu, reiškia, man dar iki pensijos toli, šitą sistemą padarys tokia tobulesnė, kurios nebuvo iki šiol. Ir aš galvoju, išmintingas žmogus, reiškia, jeigu taip aš irgi su šitą antros pakopos pensijų reformą dirbom nuo pat pradžių ir kitoje bendrovėje, bet aš jeigu taip atsitraukiant irgi kaupiančiajam, tai vis tiek pasidarė patrauklesnė. Kaip ten bebūtų nuo pirmo varianto, reiškia, jeigu tu žiūri iš to. Ir jeigu žiūrėt, kas evoliucionavo, tai ir mokesčiai sumažėjo, atsirado gyvenimo ciklo fondai, atsiranda dabar lankstesnės tos išmokos, įmokos stabdymai, tai yra eina to lankstumo. Liko sutvarkyti anuitetus. Aš negaliu garantuoti, bet aš labai tikiuosi, kad ir jie bus išspręsti, nes taip nori kaupiantieji. Jeigu taip nori kaupiantieji, vadinasi, taip nori rinkėjai. Reiškia, tai galbūt ateis, reiškia, irgi rinkėjai ir paprašys, reiškia, kad tos sprendimus padarytų taip, kad jiems būtų apsimokėtų kaupti tikrai, reiškia, toj antroji pakopoje ir aš esu optimistas iš tos pusės. Iš kitos pusės 3% tai yra minimali suma, kurią, sakykime, taip atsidedam. Tai it's not a big deal, reiškia, jeigu gale dienos tu ir pirksi anuitetą, tai irgi bus priedas prie tavo pirmos pakopos, gal jis bus mažesnis, gal jis nebus toks lankstesnis, bet jis yra skirtas padidinti tavo pajamas. Su dabartiniais pakeitimais jis nebus mažesnis negu 10% tavo, reiškia, vidutinės senatvės pensijos ir nebus didesnis negu 50%. Tai yra tame tarpe, dabar jau yra išspręstos tos ribos. Tai jis nebebus jau tų mitų, kurie sakė, aš kaupiau visą gyvenimą ir gaunu 10 ar 20, 30 eurų prie pensijos, man neapsimokės kaupti, niekas nesigilino, nei kiek kas turėjo sukaupęs, nei kiek. Tai pirma rekomendacija iš tikrųjų pasidaryti antrą pakopą, jeigu ir išėjai, grįžai, tą matom ir mūsų kai kurie, aš ką ir sakau, racionalūs skaičiuotojai, klientai, kurie pasiskaičiuoja, kad apsimoka tą daryti. Ypač, aišku, dabar dar toks irgi galimybių langas yra vyresnio amžiaus, sakykime, kaupietiesiems 50 keli plus,
jie irgi gali puikiai pasiskaičiuoti, kad jie iki pensijos gal net nesukaups iki privalomo anuiteto ribos, bet tą 10-metį, kurį pakaupė, jie gaus, reiškia, pigų produktą investavimo, papildomą valstybės subsidiją prisidėjimo ir tai bus vis tiek suma sukaupta geresnė, be didesnių pastangų, kurie kitu atveju galbūt jie nesugebėtų pasirinkti instrumentą. Kitas dalykas, tas savarankiškas investavimas, mes vėlgi kalbam tą plačiąją prasme, tai yra, ką patarčiau turėti, tai to lankstumo ir reikia turėti mums, ne? Mes negalim save apriboti, kad gyvenimui bėgant nebus tų poreikių įkišti leteną į piniginę ir kažko iš jos pakrapštyti ir ištraukti. Tai aš tą puikiai žinau ir pagal savo pavyzdį, mes kad ir kaip ten, kiek be buvom investavę, kartu su šeimoje, reiškia, atsiranda momentai, kada tų pinigų prireikia dėl svarbesnių ar mažiau svarbių priežasčių, akcija gera atostogoms, tiesiog pavargai, norisi ką nors nusipirkti, reiškia, save arba pamaloninti, bet iš antros ir trečios pakopos yra sunkiau išimti, ne? Iš antros, tarkim, nebuvo įmanoma, iš trečios jau tokių irgi reikia papildomų pastangų. Tai yra apsauga nuo paties savęs, ne, jeigu mes savim nelabai, kaip ten sako, pasitikim, aš, pavyzdžiui, savim nelabai pasitikiu, reiškia, vis tiek gali būti priežasčių, tai taip. Ir tada jau po to konstruojant tos kitus likvidumo instrumentus, ne, ką ir Jekaterina kalbėjo, reiškia, pradžiai. Ir tada visas gyvenimas susidėliosi tam tikras lentynėlės, klausant, pavyzdžiui, amerikiečių patarimų, kurie dalina labiau, reiškia, savo tautiečiams, tai ten iš viso yra tų taupyklių 7, 8 ir 10 prasideda nuo ten išsilavinimo universitetui, sveikatos, pensijos, čia pirkinio, čia prabangaus pirkinio ir tu gauni atlyginimą, paskirstai po tuos, reiškia, visus stiklainėlius ir tu tada kaupi. O dabar taip gavosi, kad dauguma žmonių atsijėmė iš antros pakopos vien dėl to, kad jie kitur neturėjo nieko, jokių santaupų. Tai aš labai suprantu, tos žmonės norisi tada turėti, pajaust, ką reiškia tas, daugiau tūkstančių sąskaitoj. Tai mano rekomendacija vis dėlto, kaip ten sakiau, būtų pasidžiaugtais pinigais. Visų pirma, nes... Ir grįžti. O techniškai gali grįžti. Kaip mes irgi sakom, buvo geras vakarėlis, pasidžiaugiam, išsimiegojam, sakėm, daugiau niekada, bet grįžtam į vakarėlį. Tai kad tas vakarėlis ten būtų... Jau per pensiją, kad būtų vakarėlis. Turėtum už ką. Bet, o čia rimtai klausimas, techniškai, aš, pavyzdžiui, jeigu atsiėmiau iš antros pakopos, ar ne, tai ten dalisgi grįžo sodrai, tai aš sugrįžti nebegaliu, jeigu va čia pakeičiau savo nuomonę ir noriu aš būti vis tik toje antroji pakopai. Tai nėra jau, ar ne, grįžimo. Bet jeigu pinigai yra jau išmokėti ir dalis nukeliavo tą sodrą, ta dalis, tai tu gali iš naujo tik tai pradėti kaupti. Ir va čia va tas momentas, kur aš sakau žmonėm, kurie dar va neišsiėmė pinigų, aš sakau, neskubėkit. Ką Jonas sakė, dėl to anuiteto galbūt ir nebeliks to anuiteto po metų, ne, pusantrų ir galbūt jūs ir liksit ir toliau toj antroji pakopui, ne, o tas anuitetas, kuris va yra tas killeris, ne, kol nenori žmonės, nenori šiek tiek daugiau to lankstumo, gal jau ir nebeliks. O jeigu liks, tai tada, jau priimsi sprendimą po 2 metų. Tai va tas, man atrodo, šiek tiek, va, jeigu grįžtant Ieva prie tavo pavyzdžio, jeigu dar, žinai, turi sukaupus 20 000, aš sakyčiau, kad, kas neskubėk, pabūk, o sprendimą bus. Jūs žinote, ne, kad aš juokauju, kad aš tikrai neatsimčiau. Gerai, pratęs. Tai tavo pirmas būtų patarimas man, kad laikyčiau, ar ne? Neskubėtum, vėlgi, aš sakau, aš nesakau, neišeikit ten, bet, 2 metai lankas, ne? Net finansiškai. Pakartosiu, kad finansiškai yra, labiau apsimoka dar likti, nes tas visas prieaugis, va, iš tų, ne, jeigu turim ten 20 000, ne, jie toliau investuojami, ten uždirbama grąža, tai už tą prieaugį, jeigu aš dabar išsiimsiu ir pradėsiu investuoti savarankiškai, aš visiems sumokėsiu minimaliai 15%, ne, GPM-o. Jeigu aš tiek antroji pakopa ir tie pinigai jo nesukosi toliau, tai aš išsiemu po to visą grąžą nemokėdama nieko. Net tiesiog ekonomiškai, finansiškai apsimoka, jeigu žmogus planuoja toliau investuoti, tai tiesiog nereikia pirmiausiai skubėti. Antras dalykas, kai, žinai, užduodi klausimą tokį ir taip, žmonėm atrodo labai paprasta, ne, ateina, sako, gerai, ką man čia dabar daryti? Bet tada, dėl to ir yra tas visas investavimo rekomendacijos, jos yra ten tokia licencijuojama veikla, dėl to, kad gerai, Ieva, o tai kaip tu, ar turi būstą?
ne, ar galbūt reikia pasirūpinti ir tą būsto paskolą, ne, pasiimti ar nusipirkti būstą. Kiek tau tų pinigų, kada tau tų pinigų prireiks, ne, kaip tavo sveikata, ar ten gerai jautiesi, ne, ar neprireiks tų pinigų kažkaip sveikatos kažkokiom išlaidom. Tada mes atsirėmėme tai į likvidumą pinigų. Ne, tai ar aš galiu iš karto juos pasiimti, ne, ar aš ten nusipirksiu kažkokiu ten, man įgrūs kažkokiu obligacijų, ten 5 metų trukmės, ne, kur nėra galimybės, nėra rinkos, ne, ir tada tu 5 metus turėsi sėdėti ir laukti, kol grįžti pinigai. Arba kur platformos, pavyzdžiui, reklamuojasi, ne, kartais nesusimastom, kad tose platformose būna paskolos, kurių trukmė yra 6 metai. Ne, ir tai nėra taip, kad aš paskolinu ir po to ateinu kitą dieną, žinai, aš persigalvoju. Ne, sorry, 6 metai, ne, ir galbūt nėra tos antrinės rinkos, kur tu galėsi parduoti. O jeigu ir galėsi parduoti, tai reikės padaryti labai didelį nuolaidą, tai yra prarasti pinigus. Tai va tokių labai daug momentų, kuriuos žmogui reikia apsvarstyti. Tai yra pagalvoti apie horizontą, laiko horizontą, apie poreikį likvidumui. Ir dėl to pas mane irgi asmeniškai, ne, aš turiu 2 pakopą, turiu 3, dėl to, kad tiesiog apsimoka, vėlgi aš ten pervedu kas mėnesį ir galiu susigrąžinti GPM, ne, pervedu 3 pakopą. Yra likvidus pas mane portfelis, kur, pavyzdžiui, man reikės sumokėti mokesčius, ne, kasmet. Tai va, pas mane tie pinigai, jie tokie ten prie 3-5% metinių palūkanų, jie taip saugiai investuojami, bet aš žinau, kad aš juos ištrauksiu ir sumokėsiu tos mokesčius, nereikės man laukti, ne? Ir yra tas savarankiško investavimo dalis, vėlgi, tada aš pasižiūriu, ne, ar ten ilgalaikė, ar trumpalaikė, priklausomai nuo to, atitinkamai pasirinku instrumentus. Tai va, vėlgi, į tokį paprastą klausimą atsakymas yra gan sudėtingas dėl to, kad, jis reikalauja atsakyti į daugybę klausimų, jau nekalbant apie tai, apie kiek tu ten rizikos toleruoja, ne, o kiek gražos norėtum uždirbti. Tai dėl to ir paklausiau, nes man atrodo, kad savarankiškas investavimas yra labai sunku, net kai turi išsilavinimą. Tai ačiū Jums labai. Ir klausytojams mūsų turbūt labiausiai norėčiau patarti irgi atrasti investavimas.lt skaičiuoklę pensijų, nes aš iki šiol iš tikrųjų nežinau, kaip kiti žmonės pasiskaičiavo, neturėdami tos skaičiuoklės, kas tau apsimoka ar kas neapsimoka, nes ten tiesiog tiek kintamųjų ir tiek turi visko įsivesti, kad pačiam ant Excelio, aš nežinau, gal kažkam ir pavyko, bet aš nežinau, mano mamai ar tėčiui, tai čia būtų tiesiog neįmanoma užduotis. Tai ta skaičiuoklė man labai padėjo, aš visiems artimiesiam ir visi, kas man uždavinėjo klausimus, kažkaip nesinori žmonėm patarinėti, ką jiems daryti, bet jeigu duodi tą skaičiuoklę, tai jie patys gali įsivesti ir savo fondą, ir kiek uždirba, ir kiek sodrai turi, ir pamatyti tuos scenarius. Tai visiems labai rekomenduoju tą padaryti, nes jeigu savo artimaisiais dabar nepasirūpinsit, kad jie gerus sprendimus padarytų, tai po to per pensiją reikės patiems jiems padėti. Ir čia, man atrodo, labai dabar spręsis, kas bus senjorai, o kas bus pensininkai, tie vargšai tokie. Tai labai kažkaip nors, kad visi gerai pagalvotų. O investavimas.lt skaičiuoklę mes įdėsim tada po podcastų, kad lengvai surastumėt. Ačiū Jums labai. Ačiū tau. Ačiū. Tikiuosi bus naudinga.